Labą dieną, esu Andrėjus Černovas, atstovauju Vilniaus universiteto medicinos fakulteto sveikatos mokslo instituto visuomenės sveikatos katedrą. Ten užimu jaunesniojo asistento pareigas ir šiandieną norėčiau Jums paskaityti pranešimą apie visuomenės senėjimą. Šiandieną kalbėsime apie amžiaus tarpsnių klasifikacijas, aptarsime senėjimo sampratą, pagrindinius demografinius senėjimo indikatorius, taip pat sveiko senėjimo paradigmą, ekonomikos, socialinės apsaugos ir sveikatos apsaugos prisitaikymo prie senėjimo pasekmių. Prieš pradėdami kalbėti apie senėjimą, yra labai svarbu apsibrėžti, kasgi yra tas senas žmogus. Pagal pateiktas klasifikacijas galite jau iš karto matyti, kad senėjimo klasifikacijų gali būti įvairių, bet esminis požymis yra tas, arba kuo jos skiriasi, tai nuo kada skaičiuojama, kad yra senyvo amžiaus asmuo. Ar tai yra nuo 60 metų, ar nuo 65. Tai remiantis skirtingom klasifikacijom, ar tai Pasaulio sveikatos organizacija, ar Jungtinių tautų organizacija, tas pasiskirstymas gali būti kitoks. Ir vėlgi tai sukelia tam tikrų problemų, analizuojant mokslinę literatūrą, kuomet skirtingi rezultatai būna pateikti skirtingo tarpsnio klasifikacijom. Ir tuomet atsiranda tam tikrų problemų, kaip juos palyginti. Jeigu kalbėtume apie situaciją Lietuvoje ir palygintume 15 metų ir 18 metų tendenciją, kaip atrodo tada Lietuvos populiacija, galime matyti šioje skaidrėje. Tendencija arba siekiamybė, kaip turėtų atrodyti visuomenės pasiskirstymas, tai turėtų sudaryti panašaus į trikampio formos objektą, kurio iš esmės pagrindas būtų mūsų jaunimas, darbingo amžiaus asmenys, geras gimstamumas, naujagimių skaičius ar panašiai, tada kažkiek mažiau vyresnio amžiaus asmenų, ir pačioj viršūnėje turėtų būti senyvo amžiaus asmenys 60-65 metų ir vyresni. Ką mes turime dabar, jeigu padarytume palyginimą 5 ir 18 metų, galime matyti jau tam tikrus pokyčius, kurie prasidėjo arba jų tam tikros pradžios etapus matome jau 50-55 metais, kuomet sparčiai pradeda didėti būtent vyresnio amžiaus asmenų kiekis palyginus su 5 metais. Bet tuo pačiu stebime tendenciją tą, kad lyginant su 5 metais ženkliai pradeda mažėti mūsų jaunimo, tai reiškia 15-30 metų asmenų skaičius. Taip pat mažėja ir gimstamumas. Vis mažiau ir mažiau piliečių atsiranda Lietuvos Respublikos teritorijoje. Jeigu palygintume tą pačią skaidrę su prieš tai buvusia, kurioje dabar yra pateikta tiesiog prognozė 50 metam, matome, kad tendencija turėtų nepasikeisti, tos siekiamybės turėti trikampio panašaus figūros pateikimą, kurio pagrindą sudarys mūsų jaunimas. Irgi neturėsim, tuo tarpu susidaro tam tikras eglutės vadinamas principas, kurio metu, kaip matote, ženkliai išaugusią ir toliau 60 metų ir vyresnio amžiaus asmenų kiekį. Jeigu palygintume vyrų ir moterų amžiaus grupės, kaip matote, 16 metai yra šviesi linija, 50 yra tamsesnė, tai ženkliai pradeda didėti būtent vyresnio arba ilgaamžių asmenų kiekis, tai skaičius tame tarpe ir vyrų grupėse. Ir vėlgi galime stebėti, kaip pamažu irgi susitraukia būtent 45-50 metų asmenų kiekis ir susidaro tam tikri vadinamieji gepai, tam tikros duobės vadinamos demografija, kur dėl netolygaus augimo atsiranda tam tikros populiacijos asmenų mažiau. Jeigu palygintume 5, 16 ir 50 metų atsižvelgtume prognozę ir skirtume ypatingą dėmesį 65 metų ir vyresnio amžiaus asmenų kiekį, pastebėtume, kad tų asmenų kiekis skaičius ir toliau auga. 50 metais vyrų bus 22,5%, palyginimas su 2005 metų pradžioje buvo 11,7%,
Jeigu persikeltume į moterų grupę, irgi matome gan didelį procentą, 33,7%, palyginimui 5 metais jie sudaro 19,4%. Ir žvelgiant į kitas grupės, vėlgi matome, kad tų grupių mažėjimą link 50 metų, tas pats yra tiek vyrų, tiek moterų grupėse. Šitoj skaidruolėj atkreipkite dėmesį į 60+ metų amžiaus kategoriją yra pateikta. Duomenys yra paimti iš Lietuvos statistikos departamento ir jeigu 60 metais tokių asmenų Lietuvoje buvo beveik 334 tūkstančiai, tai jau 19 metais mes tokių asmenų turim 741. Jeigu pasižiūrėtume į procentinius punktus, kaip atrodo šitas padidėjimas, tai vėlgi tai yra 12%, didėja iki 26 ir pagal dabartinės vėlgi mūsų statistikos tai irgi siekia 30-31%. Tai kad vizualiai galėtume tą įsivaizduoti, tai visą laiką pateikiu pavyzdį, kad jeigu 60 metais mes išeitume į gatvę, tikimybė sutikti 60 metų ir vyresnį asmenį yra kažkur 1 iš 10. Jeigu jau 2023 metais mes vaikštam, tai beveik kas trečias asmuo bus 60 metų ir vyresnis. Dar kartą rodo, kad visuomenė sparčiai sensta. Iššūkiai yra ne vien tik tai senstančiai visuomeniai, bet iš esmės jau Pasaulio sveikatos organizacija jų paremtais duomenimis pastebėjo, kad 20 metais Europos regione buvo stebimas ir didelis senyvo amžiaus asmenų, kurių yra 85 metų ir vyresni, tai yra ilgaamžių skaičius. O jau net 20 metams prognozuojam, kad šių asmenų skaičius išaugs iki 19 milijonų. O 50 metais jie jau sudarys netgi 40 milijonų. Tai kaip matote, tendencija išlieka ne vien tik tai senstančios visuomenės, bet didėja ir labai senų ilgaamžių, senyvo amžiaus asmenų skaičius. Tai vėlgi, tiem asmenim yra reikalinga didesnė priežiūra, yra didesnė griuvimų rizika ir su tais iššūkiais susitaria visas Europos regionas. Jeigu panalizuotume mūsų turimus duomenis Lietuvoje, iš Lietuvos statistikos departamento ir higienos instituto, galime matyti, kad 2005 metais 85 metų ir vyresni asmenys buvo beveik 36 tūkstančiai, 14 metais jų buvo 62, 19 buvo 72, iš esmės tas procentas skaičius ir toliau didėja ir tendencingai auga. Jeigu iš įdomybės statistikų galima ryškiai pastebėti, kad vyrų yra mėlyna stulpelio dalis, o moterų oranžinis, taip kaip galima matyti, beveik 3 kartus moterų yra vyresnių negu 85 metai negu vyrų. Ir tas tendencija ir toliau išlieka panaši. Kalbėdami apie nuolatinius gyventojus arba Lietuvos populiaciją metų pradžioje, 2005 metais buvo 3,3 milijonai ir matote, Marijono dainai pamažu tenka neišsipildyti ir Lietuvoje mažėja šių gyventojų skaičius ir 2018 metais jau buvo net 2,8 milijono. Iš esmės ir toliau ta tendencija mažėja, 2020 metais apie 2,6–7 milijono. Jeigu stebėtume pasiskirstimą arba proporciją, kaipgi kinta gyventojų amžiaus grupės, prieš tai mūsų aptartos ir analizuotas, galima matyti, kad 65 metų ir vyresnio amžiaus asmenų skaičius ir toliau proporcingai auga ir didėja. Tai 23 metais vėlgi tokių asmenų yra link 22–3% ir toliau tas skaičius ženkliai auga. Kasgi yra visuomenės demografinis senėjimas? Tai yra gyventojų skaičius, procentas visų gyventojų, kurie yra vyresni negu 65 metų. Tai visuomenė laikoma jauna, kuomet tai sudaro iki 4%, subrendusi tarp 4 ir 7 ir sena virš 7%. Tai kaip matote, pagal jau 18 metų statistiką, tai beveik 3 kartus viršio numatytą rodiklį ir mūsų tik visos Europos visuomenė ir toliau sparčiai sensta ir atitinka demografinę senėjimo sampratą. Kaip jau ir kalbėjau apie prognozes, Eurostato pateikta prognozė 80 metam, jie gan toli pasižiūrėjo, tai kaip ir minėjau, 20 metais mūsų buvo apie 2,6–7 milijono ir jie ir toliau prognozuojama, kad Lietuvos visuomenė ir toliau sparčiai mažės.
ir 70 metam mes turėsim 1,8 milijono. Ta situacija ganėtinai stabilizuosis, ir pamažu galbūt pradės kilti, augti toliau. Jeigu kalbėtume apie visuomenės pasiskirstymą, arba šioje vietoje mums domina 65 metų amžiaus grupė, tai jie pagal tą pačią prognozę, jie sako, kad 400 metais tikrai apie 31% visuomenės sudarys 65 metų ir vyresni asmenys. Tada situacija vėlgi kažkiek stabilizuosis, mažės ir 60 metų kas ketvirtas Lietuvos pilietis irgi išliks 65 metų ir vyresnis. Tai kaip matote, visuomenė pagal pateiktas prognozes, visuomenė ir toliau sparčiai sens. Nuolatinių gyventojų skaičių Lietuvos Respublikos teritorijai irgi mažės. Ir tai sukelia tam tikrus iššūkius mūsų tiek sveikatos apsaugos sistemai, tiek kasdienėme gyvenime. Tai kaip jau aptarėm, visuomenės senėjimą lemia mažėjantis gimstamumas, kas yra logiška, mažėja naujų Lietuvos Respublikos piliečių, tai gimstamumui mažėjant, vėlgi didėja senyvo amžiaus asmenų kiekis, nėra tam tikros atsvaros. Emigracija gyventojų buvo aktuali prieš 10-15 metų, bet iš esmės žmonės yra laisvi pasirinkti keliauti kitas šalis, kurti savo gerbūvį, galbūt darbo vietą su šeima ir panašiai. Tai vėlgi emigracija ir toliau išlieka viena aktualesnių problemų. Ilgėjanti gyvenimo trukmė irgi dėl pažangos, naujų medicinos priemonių, naujų atradimų, naujų gydymo, diagnozavimo būdų ir toliau auga ir iš esmės toliau ilgėja. Medianinis gyventojų amžius, jeigu mes paimtume visus Lietuvos Respublikos piliečius ir skirstume juos pagal amžių ir durtume į patį vidurį, tai gautume medianą. Tai kaip galima matyti, nuo 2005 iki 2018 metų mediana irgi smarkiai auga. Vyrų sudarė 35 metus, moterų 40, 18 metais buvo 39 ir 47, tai apie 23 metus ir tie skaičiai yra paaugę. Vyrų yra apie 41-42, moterų apie 52-3. Jeigu kalbėti apie demografinį senatvės koeficientą, tai kiek šimtui vaikų teko senyvo amžiaus asmenų, 65 metų ir vyresnių, skaičiai taipogi auga ir didėja. Nuo 2005 metų tai buvo 93, 2018 buvo 131 ir apie 23 metus mes turime apie 135,6. Išlaikomo amžiaus žmonių koeficientai, tai vėlgi 115-64 metų amžiaus gyventojai teko nuo 0 iki 14 amžiaus arba pagyvenusio amžiaus žmonių metų pradžioje. Jeigu kalbėtume apie bendrą išlaikomų žmonių koeficientą, matome, tai sudaro 49 ir 18 metais buvo 53, kalbant apie 2023 metus, jis jau yra link 55-6. Taigi senėjimas yra vienas neišvengiamų ir negrįžtamų gyvybės fenomenų, kurį lemia ne vien tik tai genetiniai, epigenetiniai ir aplinkos veiksniai, bet ir jų sąveika. Žmogaus senėjimas neturėtų būti suprantamas kaip vienas procesas. Iš tiesų tai yra sudėtingas, kompleksinis, daug ką apimantis tiek biologinius, psichologinius bei socialinius pokyčius, kuriuos kiekvienas žmogus patiria skirtingai ir savo subtiliais būdais. Kaip jau esu minėjęs, kad iš esmės dviejų tokių pačių senyvo amžiaus asmenų nėra. Jeigu jie yra to paties amžiaus, tai pasiekdami tą amžių, jie pasiekia skirtingais būdais ir keliais. Jie ateina su skirtinga patirtim, su skirtingu ligų bagažu, su skirtinga psichologinė sveikata. Taigi šių procesų tarpusavio ryšiai, jų kompleksinis poveikis senėjimui ir ligoms gali pasireikšti, nėra gerai ištirtas. Dėl to vis daugiau ir daugiau mokslininkų bando perprasti šitą fenomeną ir nagrinėti tam tikras senėjimo dalis. Vienas tų dalykų yra aktyvus senėjimas, neretai yra suprantamas pažodžiui, active aging arba kaip aktyviai pasenti, bet iš esmės tai kalba apie tai, kaip išlikti aktyviam, būnant senu, senatvėje. Jis kalba apie senyvo amžiaus žmonių sveikatą, savarankiškumą ir tam tikrą produktyvumą.
Tai aktyvaus senėjimo principais nesiekiame sumenkinti užimtumo svarbos socialinės aprėpties procese, bet pabrėžiamas būtent aktyvumas kaip veikla, kuri yra daugiau negu vien tik tai apmokamas darbas. Pagal aktyvaus senėjimo sampratą aktyvumas yra suprantamas kaip veikti, dirbti kažką prasmingą darbą, turėti ir prisidėti prie individo, šeimos, bendruomenės ir pačios visuomenės gerovės kūrimo. Ir tai nebūtinai yra susiję su tam tikru apmokamu darbu arba tam tikro gamybos procesu. Kai mes kalbame apie sveiką senėjimą, jis turi truputį kitą požiūrį, bet yra ir panašumų. Tai yra pusiausvyrą tarp žmogaus gebėjimų ir tikslų, galimybė užtikrinti fizinę, socialinę ir psichikos sveikatą, optimizavimo tam tikras procesas, kuriuo siekiama įgalinti senyvo amžiaus žmones aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime, nepatiriant diskriminacijos, džiaugtis savarankiškumu bei gyvenimo kokybę. Kaip matote šitoje schemoje, tai sveikas senėjimas sudaro irgi lemia tam tikras fizinis aktyvumas, pratimai ar panašiai, dalyvavimas socialiniam gyvenime, mityba, sveikatai palanki mityba, genetinė visa informacija. Ir tam tikrai produktyvumo dalykai, kur žmogus iš esmės turi kurti savo pridėtinę vertę, prisidėti prie visuomenės ir tuo pačiu savo gerovės. Pasaulio sveikatos organizacija turi savo leidinį, kurį leidžia kas keletą metų ir jame yra apibrėžusi schematiškai sveiko senėjimo sampratą. Tai kaip galima matyti, iš esmės, jeigu tai yra kubų pavidalo, viduje tai yra tam tikra genetinė informacija, kuri yra užprogramuota mūsų, kurią mes atsinešame į savo gyvenimą, jo vienas iš sluoksnių sudaro mūsų būtent sveikatos charakteristikos, tai yra su amžiaus susijusios sveikatos problemos, tam tikrai mitybos, įpročiai, mūsų tam tikros fizinės ypatybės, mūsų psichologinis pokytis, patiriamos traumos, susirgimai, vėlgi turimi geriatriniai sindromai ir panašiai. Ir iš išorės apima mūsų asmeninės charakteristikos, kurios kalba apie asmeninės savybės, apie asmeninės ypatybės, kurie kiekvienas žmogus turi individualius, kurie jam yra svarbus, tai yra tikslo siekimas, tam tikri principai, kuriuo jis vadovaujasi gyvenimas, siekių iškelimas, tikslų ir jų pasiekimas. Ir vėlgi, kadangi žmogus negyvena pats su savimi, jis dažniausiai gyvenama apsuptas tam tikros aplinkos, vienaip ar kitaip tą aplinką įtakojo. Aplinka gan plati sąvoka, kuria apima tiek vidinę aplinką, tai tarkim namų, tai yra bendruomenės, tai yra darbo aplinka, tiek aplamai gamtą, miestą, kuriam sukasi tas žmogus ir iš esmės nuo to labai daug kas priklauso. Jeigu tu dirbi sveikatai, dirbi darbą, kuris turi įtakos tavo sveikatai, galbūt su pavojingom medžiagom ar panašiai, tai vėlgi gali įtakoti tik tavo tolimesnę sveikatą, tik gyvenimo kokybę. Jeigu gyveni mieste, kuriam yra labai didelis užterštamumas kietosiamis dalelėmis, smulkiosiomis dalelėmis, irgi tavo tiek gyvenimo kokybė, tiek bendras išgyvenamumas yra veikiamas. Ta schema, kurią norėčiau pristatyti, tai yra apie, iš esmės galimas gyvenimo trajektorijas arba kaip gali kisti mūsų gyvenimas. Tai jeigu mūsų fizinis pajėgumas pačioje pradžioje, kaip kokia, tarkim, telefono baterija būna pasikrauta 100%, ir jeigu mes gyventume vienokį ir įprastą savo gyvenimą, jame nieko baisaus reikšmingo nenuvyktų, tai taip mes ir pasiektume savo gyvenimo finišą, tai šiuo atveju mirti. Amžius didėja ir pasiekime mirti. Bet tai idealiu atveju dažniausiai taip nebūna. Dažniausiai pačioje pradžioje mes vis tiek stengiamės, bandome sveikai maitinti, sportuojame, mūsų ugdo, moko ir panašiai, ir mūsų potencialas 100% nekrenta taip palaipsniui arba taip staigiai nemažėja. Mes vis tiek išlaikom tą procentą, taupom tuos energijos išteklius. Ir iš čia, iš esmės, jeigu kalbėti apie trajektoriją B, kuri yra ganėtinai arčiau mūsų gyvenimą, kažkuriam mūsų gyvenimo amžiaus etape vis tiek įvyksta vienokios ir kitokios situacijos. Tos situacijos nebūtinai yra susijęs su sveikata,
trauma, tai gali būti galbūt darbo praradimas, gali būti vėlgi sveikatos problemos, gali būti tam tikra artimųjų netektis ar panašiai, kurie vienaip ar kitaip žmogų paveikė, galbūt palaužė. Ir iš čia vėlgi, ką kalbėjome prieš tai, tos žmogaus asmeninės, vidinės savybės čia pradeda veikti, bei iš esmės ta aplinka, kur žmogus sukasi, kur gyvena, irgi daug ką gali lemti. Tai įvykus kažkokiai nelaimiai, pavyzdžiui, traumai, iš esmės, jeigu žmogus nieko nedarytų, tai jo tiek fizinis pajėgumas, tiek gyvenimo trukmė ženkliai sumažėtų, palyginus su tą standartinę dalim. Bet žmogus iš esmės gali mėginti reabilituotis, stengtis ir mėginti vėl iššokti į tą pačią trajektoriją, kurioje buvo prieš tai, ir toliau sėkmingai nusigyventi savo gyvenimą. Gali būti, kad pavyks, nepavyks, kažkiek gaunasi ir žmogus vis tiek išgauna kažkokį geresnį poveikį savo fiziniam pajėgumui, savo gyvenimo kokybei, pašoksta į viršų ir ta trajektorija irgi pasikeičia. Jeigu kalbėti apie idealų atvejį, jeigu taip būtų daugelis žmonių, mūsų gyvenimo kokybė, tiek kokybiški gyvenimo metai tikrai padėtų, jeigu žmogus išlaikytų pilną vertę, savo potencialą, neturėtų ligų, viskas jam sektųsi ir pavyktų, tai visą laiką būtų prie maksimumo. Ir iš esmės, koks yra siekis šitoj trajektorijoje, kad iš esmės, žmogaus fizinis pajėgumas išlieka, ne 100%, bet kažkur tai 70–80%, net ir esant žiloje senatvė. Tai reiškia, kad tikslas žmogui nėra iš esmės nugyventi kuo ilgiau, bet kalba yra apie tai, kaip nugyventi ilgiau, bet tuo pačiu ir užtikrinti, kad tie nugyventi metai būtų kokybiški, kad būtų užtikrinami poreikiai ir gyvenimo kokybė. Čia jau mes šitoj schemoj palėtėm tam tikras sritis, kur aptarėme, kad iš esmės, sveiką senėjimą lemia ir ilgalaikė priežiūra, paslaugų prieinamumas, kuris skiriasi nuo miesto, tarkim, kaimo, arba kalbant apie kitus pasiskirstymus ir vėlgi kaip tai galimai lemti, apie sveikatos paslaugų prieinamumą, vėlgi, imant, tarkim, Vilnių ar kažkokią kaimo vietovę, tai galim suprasti, kad vis tiek čia yra didesnis specialistų, kurie vykdo svarbes, vėlgi tiek priežiūrą paslaugų, tiek atlieka sudėtingas operacijas ir panašiai, ir kad čia problemos iš esmės yra sprendžiamos greičiau, negu iš esmės tai vyksta atokiuose kaimo vietovėse. Ir aplinka, vėlgi aplinka daug ką lemia, daug ką priklauso, tiek paslaugų prieinamumo prasme, tiek tam tikrų veiklų gavimo, paslaugų gavimo prasme, įstaigų ir panašiai. Tai aplinka, sveikatos priežiūra, ilgalaikė sveikatos priežiūra, globos įstaigų vienaip ar kitaip veikia sveiką senėjimą ir žmogaus tas vidinės trajektorijas. Kalbant apie lėtines ligas, senyvo amžiaus žmonės dažnai serga lėtinėmis ligomis, mažėja jų fizinis pajėgumas, atsiranda tam tikrų kognityvinių regos, klausos, balso ir kitų sutrikimų. Senstant Lietuvos gyventojams iš esmės daugės ir asmenų sergančių demencijos ir kitomis neurodegeneracinėmis ligomis. Tai vėlgi jų atsiradimui statistika yra ganėtinai nepalanki. Nauji diagnostikos ir gydymo metodai pailgino gyventojų turinčių įvairių susirgimų gyvenimo trukmę, o tai susiję ir su papildomais finansiniais ištekliais, išlaidoms sveikatos priežiūrai, socialiniai apsaugai. Dėl to pažangios valstybės siekia pailginti kokybiško gyvenimo, tai yra, apie ką aš šnekėjau, gyvenimo be ligų, neįgalumo trukmę. Yra svarbu ne vien tik tai ilgiau gyventi, bet iš esmės gyventi ir užtikrinti tam tikrą gyvenimo kokybę. Kokybiška gyvenimo trukmė. Tai šiuolaikinis visuomenės sveikatos mokslas analizuoja daugybę rodiklių, pagal kuriuos vertinama ekonominiai, socialiniai ligų padariniai, tyriama žmonių gyvenimo kokybė, skaičiuojami dėl ligos ar neįgalumo prarasti metai, vadinama dalį, kokybiški gyvenimo metai, kuoliai ir kiti rodikliai, padedantis vertinti ekonominę ligų žalą ir pagrindžiantis būtent profilaktikos, ankstyvosios diagnostikos bei individualizuotos gydymo priemonių svarbą. Kokybiško arba sveiko gyvenimo trukmės pailginimas galėtų sumažinti sveikatos priežiūros kaštus, nes užkirstų kelią toms ligoms, kurių rizikos veiksnys būtent ir yra senėjimas.
Sveikas senėjimas tai yra galimybė užtikrinti fizinę, socialinę, dvasinę sveikatą optimizavimo procesas, kuriuo siekiama būtent įgalinti senyvo amžiaus žmones aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime, nepatiriant diskriminacijos ir džiaugtis savarankiškumu bei gyvenimo kokybę. Sveikas senėjimas tai pusiausvyra tarp žmogaus gebėjimų ir jo suformuotų tikslų. Strategijoje Pasaulio sveikatos organizacijos leidinyje, strategijos sveikata visiems 21 amžiuje, 5 tikslas būtent ir kalba apie sveiką senėjimą. Tai vėlgi, tai yra, gan senas leidinys, bet jau tais laikais buvo kalbama, kad tai yra vienas iš prioritetinių sričių, ką turėtų kreipti dėmesį viso pasaulio bendruomenės ir visuomenės sveikatos mokslai. Jeigu kalbėtume apie sveikatos dedamąsias determinantes, tai žinome, kad yra labai daug dalykų, kurie lemia mūsų sveikatą. Visi socioekonominiai, aplinkos veiksniai, tai vėlgi pradedant nuo amžiaus, lyties, nuo mūsų socialinio palaikymo, tarpusavio ryšių, mūsų žalingų įpročių, mūsų mitybos įpročių, naudojamų fizinio aktyvumo priemonių, miego, vandens kokybės, oro taršos, mūsų išsilavinimo, mūsų darbo ir daugelio kitų dalykų susideda į mūsų sveikatos dedamąsias, kurios vienaip ar kitaip įtakoja mūsų bendrą gyvenimo kokybę. Health Aging Challenge for Europe leidinyje, tai yra Švedų nacionalinio instituto visuomenės sveikatų išleistas leidinys, kuriame kalbama apie būtent sveiką senėjimą. Iš jo paimtas šita schema, kalbanti apie pusiausvyrą, kad iš esmės visada reikia stengtis išlaikyti pusiausvyrą tarp individo iškeltų tikslų, individo gebėjimų tuos tikslus įgyvendinti ir iš esmės nuo aplinkos, socialinės, tiek fizinės, kur šitos tikslus galima būtų padaryti. Kaip žinome, tikslai iš esmės gali būti visokie. Žmogus gali sugalvoti skristi į kosmosą, bet iš esmės jis turi visą laiką patys pasverti, ar jis turi pajėgumų tai atlikti ir įgyvendinti. Visą laiką tikslai turėtų būti pamatuoti, iškelti ir mėginama jų pasiekti. O kad juos pasiekti, ne visą laiką užtenka individualių asmens ypatybių, reikia ir aplinkos pagalbos. Tai yra socialinės ir fizinės, ar tai specialistų, ar tai tam tikrų kitų pagalbos priemonės teikiančių organizacijų. Kaip pavyzdys, neretais atvejais naudojamas reabilitacijoje, kai žmogus patiria vienokią ar kitokią traumą ar susirgimą, ar būna po būklės, kur paralyžiuota, ranka, arba, tarkim, galvokim, kad tai yra ranka, žmogus visą laiką pats turi suformuoti tikslą, ką jis nori pasiekti, kas jam yra svarbu. Nes specialistas, kas jis bebūtų, gali sakyti, kad reikia išmokti judėti, eiti, naudotis vaikštynę, bet žmogui viduj yra svarbiau, tarkim, būti savarankiškam, apsiprausiant, tualeto reikalais ar apsirengęs ir panašiai. Tai dėl to komunikacijos metu, kalbant apie šitos dalykus tarpusavyje, nagrinėjant, iškeliant tikslus tarp žmogaus ir jam paslaugą teikiančių asmenų turi būti aiškiai įvardintos. Jeigu kalbėtume apie sveiko senėjimo determinantes, tai vėlgi vienas jų yra sveikatos priežiūros prieinamumas. Mes matom gan ryškiai atskirti kaimas miestas, dabar bandant diegti centralizuotas sistemas ir teikiant paslaugas, jau centralizuotą uždarant dar ligoninių, šitą problemą galimai išsispręs. Fizinė aplinka, transportas, infrastruktūrų, užimtumas, darbo sąlygos, būstas, švietimas, socialiniai reikalai taip pat kaip prisideda prie sveiko senėjimo determinantų. Iš jų eina tiesioginis poveikis vyresnio amžiaus žmonių sveikatai, senyvo amžiaus asmenų sveikatai, nes jie vienaip ar kitaip tiesioginiais, netiesioginiais būdais lemia. Netiesioginis poveikis vėlgi veikiamas per gyvensenos įpročius, tai fizinio aktyvumo, žalingus įpročius, tame tarpe ir medikamentų vartojimą. Neretais atvejais tai turi sąsajų su psichologiniais, emociniais veiksniais, tai yra suvokimas, iš esmės, kad situacija kontroliuojama. Iš žmogaus atimti kontrolę yra vienas iš pražūtingų kelių. Neretais atvejais, kai žmogus
jau turi apribojimų savarankiškume, bet jeigu jis kruta, juda, kažką dar gali atlikti, pavyzdys, nežinau, pasigaminti pietus, bet tai užtrunka ženkliai ilgiau. Nueiti į parduotuvę, bet tai vietoj 30 minučių užtrunka, nežinau, pusantros valandos su pertraukėlėm, tai tos kontrolės iš žmogaus nereikėtų atimti, nes iš to atsiranda daugybė psichologinių problemų. Kai žmogų tai padaro kažkas kitas, kai jam net nereikia apie tai galvoti, jis pradeda suvokti, kad kontrolę paleidžia iš savo rankų, kad iš esmės ne jis kontroliuoja gyvenimą, ne jis kontroliuoja savo veiksmus, o jis tampa priklausomas nuo kitų žmonių, kurie jam padėtų vieną ar kitą veiksmą atlikti jo kasdienėje veikloje. Personalizuota medicina ir tai kuo toliau, tuo labiau ateina į mūsų kasdienį gyvenimą, kad mes sprendžiam sveiko senėjimo problemas ir ne vien tik tai su senėjimu susijusios problemas personalizuotai, individualiai, kaip jau ir minėjau, antro tokio paties asmens tikrai nerasime, vien dėl to, kad jis yra senas ir panašiai, jis skirtingais keliais ir būdais pasiekė šitą savo gyvenimo tašką, turi skirtingas sveikatos problemas, turi skirtingą patirtį, psichologinę sveikatą ir panašiai. Yra sutariama, kad individualiai taikomos pirminės profilaktikos priemonės ir gydymo metodai, tarp jų ir regeneracinės medicinos, yra svarbus sveiko senėjimo ir kokybos gyvenimo požiūrio. Senyvo amžiaus žmonės dažniau serga lėtinėmis ligomis, dėl kurių vėlgi atsiranda fizinio aktyvumo sumažėjimas, regos, balso sutrikimai. Ir tokių asmenų vėl norisi pabrėžti, kad ženkliai didės asmenų sergančių psichiniais sutrikimais, demencijom ir kitom neurodegeneraciniam ligom, kurios ženkliai įtakoja tų asmenų gyvenimo kokybę. Pagrindiniai principai, kurie kalba, tai senyvo amžiaus žmonės yra itin svarbi visuomenės dalis. Daugelis senyvo amžiaus asmenų gyvena labai prasmingą gyvenimą ir yra ypač svarbus visuomeniai. Jis yra sunešę didelį bagažą patirties, didelę dalį patirties galėtų dalinti su savo kolegom ir tas žinias perduoti jaunesniai kartai, jeigu kalbėtume, pavyzdžiui, apie darbo santykius. Jie prisideda prie visuomenės gyvenimo, dirba mokamą darbą, savanorišką darbą, prižiūri šeimos narius, draugus, atlieka neformalų darbą organizacijose ir asociacijose. Gerinti sveikatą niekada nevėlu. Iš esmės, tai šūkis, kurį tinka ne vien tik senyvo amžiaus asmenim, bet ir bet kuriam amžiaus tarpsniui. Jeigu šiandien atėjo noras, kad kažką keisti savo gyvenimą, imi ir darai. Tai kalbant apie senyvo amžiaus žmonės, esami duomenys rodo, kad svetingumo priemonės gali prailginti gyvenimo trukmę ir pagerinti jo gyvenimo kokybę. Nors sveikatinimo ir prevencijos veikla įmanoma netgi labai senyvo amžiaus žmonių grupėse, daugelis prevencinių programų, svetingumo priemonių neapima vyresnio amžiaus žmonių. Tos amžiaus grupės yra neretais atvejais apleidžiamos. Tačiau vienas iš geresnių pavyzdžių tai yra visuomenės sveikatos biurai, kurie skatina sprendžia visuomenės senėjimo problemas. Tikrai yra įtraukę nemažai veiklų, kurios susijusių su senėjimo padarinių sprendimu. Lygybės sveikatos požiūriu, vėlgi, kiekvienos sveiko senėjimo strategijos sveikatinimo veiklos pagrindimas turi būti apima lygias galimybės sveikatos požiūriu, nepriklausomai nuo to, kuriam mieste ar tai kaime tu gyveni, kokių socialinių arba finansinių pajėgumų tu turi. Viskas iš esmės turi būti paskirstyta tolygiai. Senyvo amžiaus žmonių lygybė sveikatos požiūriu reiškia nediskriminavimą dėl amžiaus. Tai šita problema Lietuvoje, kalbant su kolegom, tikrai jau nėra kaip problema, kai jau mažėja tų istorijų, kurių aš iš esmės jau ir negirdžiu, kur pacientai neretai skundžiasi, kad atėjus pas gydytoją, gydytojas nelabai ką nori daryti, tiesiog prašo pasižiūrėti jo amžių, pasą. Tai šio dalyko yra ženkliai mažiau. Savarankiškumas ir kontrolė. Savarankiškumas daro didžiausią įtaką žmogaus orumui ir principingumui visą gyvenimą. Kiekvienu žmogui reikia turėti galimybę tobulėti, dalyvauti priimant su juo susijusius sprendimus. Mes jau apie tai šnekėjome, kad iš žmogaus kontrolės reikia stengtis neatimti, kaip tik leisti jam palikti, būti
atsakingam, jeigu jis yra sąmoningas ir vis dar gali priimti sprendimus susijusius su juo pačiu. Nevienalytiškumas, būtina atsižvelgti senyvo amžiaus žmonių nevienalytiškumą, tai reiškia lyčių, kultūros, tautybės, lytinės orientacijos, sveikatos, neįgalumo ir socialinės bei ekonominės būklės skirtumus. Reikia įvertinti ir vyresnių žmonių kartų skirtumus. Žmonės nuo 50 metų yra vyresni nei 500 metų, tai yra kelios naujos kartos. Kaip mano dėstytojai pasakoja, vėlgi pamąstymui tiesiog, kad, iš esmės tas žmogus, kuris šiuo metu yra 60 metų ir mato pasaulį šiomis akimis, yra visiškai skirtingas nuo tos senyvo amžiaus asmens, kuris gyveno, nežinau, prieš 100 metų, kuris irgi buvo 60-metis. Tai buvo visai kitokios technologijos, visai kitokios ryšio priemonės, komunikacijos priemonės, visai skirtingas pragyvenimo lygis ar panašiai. Tai reikia suprasti, kad, senėjimas irgi juda į priekį, jis gryninasi, koncentruojasi į tam tikras sritis ir vėlgi iš to galima suprasti, kad mokslas toliau juda į priekį ir kuo toliau, tuo labiau senėjimo tam tikri moksliniai tyrimai atskleis mums vis naujų ir naujų ypatybių. Veiksniai darantys įtaką sveikam senėjimui. Užimtumas yra laikotarpis prieš išeinant į pensiją ir išėjimas į pensiją yra labai iš esmės kritiniai dalykai senyvo amžiaus asmenų tarpe. Tai vėlgi kalbama apie tam tikrą įprasminimą savo veiklos, kai žmogus jaučiasi vis dar reikalingas, jis dar kuria pridėtinę vertę ir panašiai. Tai neretais atvejais įvyksta tam tikras psichologinis lūžis, kai žmogus išeina į pensiją. Jeigu jis nebūna tam pats pasiruošęs, pats to suplanavęs, tai vyksta spontaniškai ir panašiai. Tai įsivaizduokit, žmogus lieka, jeigu jis prieš tai jautėsi reikalingas iš esmės kaip darbuotojas, kaip kurdamas pridėtinę vertę, tai dabar to dalyko neliko, tai užėmė jam iš esmės labai didelę dalį. Tai sveikata yra viena pagrindinių prielaidų susijusių su ilgesniu užimtumu. Tiek darbdaviai, tiek darbuotojai turi prisimti atsakomybę prie esančios darbo jėgos, sveikatos išsaugojimo, pagalba siekiant išlikti kuo ilgiau darbe, tai yra užduočių pritaikymas, lankstus darbo grafikas, nediskriminavimas dėl amžiaus. Tai vėlgi, Lietuvoje labai mažai tokių pavyzdžių, kurie atsižvelgia ir rūpinasi savo darbuotojų, nepriklausomai nuo amžiaus, pritaiko jam individualų grafiką, galbūt sumažina veiklas, galbūt pakeičia veiklas lengvesnėm ir panašiai, arba išperka draudimą, į sporto, tarkim, klubą, perka abonementus, kad vėlgi siekiant, kad jis kuo ilgiau išliktų sveikas ir vėl galėtų dirbti iš to įmonėje ir kurti pridėtinę vertę. Socialinis kapitalas, idėja, kaip piliečiai aktyviai dalyvauja politinių partijų, labdaros organizacijų veikloje, pasitikė kitais ir balsuoja rinkimuose. Socialinis kapitalas stiprina individų bendrumo jausmą, gerą savijautą ir tai lemia geresnę sveikatą. Kaip galima matyti, socialinio kapitalo užima labai svarbią dalį ir jo principus senstančiai visuomeniai taip pat reikėtų nepamiršti ir įdiegti. Psichikos sveikata, gera psichikos sveikata leidžia įveikti įprastinį gyvenimo stresą, našiai dirbti ir prisidėti prie savo bendruomenės gyvenimo. Senėjimas turi būti įsivaizduojamas kaip teigiamas dalykas, tačiau neretais atvejais yra baiminamasi su tuo susijusių pokyčių. Tai yra prastėjančios sveikatos, atminties, užmaršumo, mylimųjų mirties, depresijos. Kalbėdami apie aplinką, daugelis senyvo amžiaus žmonių norėtų būti judresni ir aktyvesni, turintiems judėjimo sutrikimų ir neįgaliems asmenims. Reabilitacijos paslaugos iš esmės turi būti teikiamos ir prieinamos jų gyvenamosios vietos, žaliųjų zonų prieinamumo galimybės atveju, galimybė būti lauke, laikomi svarbiais gyvenimo savijautos veiksniais ir modernios visuomenės gyvenimo kokybės principais. Iš kairėje pusėje esančio grafiko galima matyti universalios aplinkos pritaikymo principą, kur atrodo paprastas elementas, kaip prailginta rankena gali naudotis ir vaikas, ir suaugęs, ir neįgalus asmuo, yra žmogus, kuris nelaimė gaisro atveju atidaryti ir išeiti duris. Tai aš visą laiką kalbėdamas tiek savo studentam, tiek prisimindamas savo dėstytojo paskaitas, kad iš esmės kaip po tokios negalios mes neturime. Iš esmės mes tiesiog neturime pritaikytą aplinką arba neturim kompensacinių priemonių.
Tai vėlgi, jeigu galvojant apie žmones su negalia arba senyvo amžiaus asmenys, pavyzdys buvo pateiktas, jeigu aš, tarkim, gyvenčiau antrame aukšte, bet nebūtų laiptinės ir laiptų, kaip į jį patekti. Tai iš esmės aš irgi turėčiau tam tikrą negalią, kad aš negaliu pakliūti į antrą aukštą. Tačiau, jeigu atsirastų liftas, kopėčios, nežinau, kiti dalykai, aš galėčiau užlipti ir gyventi savo tam antrame aukšte. Tai panašiai yra ir su senyvo amžiaus asmenim negalia arba naujagimius turinčių, su vežimėliais važiuojančiais žmonėmis ar panašiai. Jeigu aplinka būtų pritaikoma, tai jiems buvo užtikrintamos tos paslaugos, jeigu vietoj stačių pandusų būtų nuožulnūs pandusai, kur galima būtų užvažiuoti, jeigu laiptais irgi atsirastų, jeigu durys būtų plačios, tiek lifte ar panašiai, visi galėtų pasinaudoti ir gauti tas paslaugas, kurios neretais atvejais dabar yra prieinamas tik tai sveikiem, kurie yra, pakankamos fizinės būklės. Mityba. Energijos reikia mažiau nei jaunesniems žmonėms senyvo amžiaus tarpe, tačiau maisto poreikis dažniausiai išlieka toks pat. Todėl ypač daug dėmesio reikia skirti sunaudojimam energijos ir suvalgomo maisto pusiausvyrą. Žmonėms kyla didesnė nutukimo rizika dėl vainikinių arterijų, diabeto ir vėžio grėsmė. Tai senyvo amžiaus žmogus išsaugo normalų svorį, gali būti laikoma geros sveikatos rodiklių. Taip pat vėlgi reikia nepamiršti prie tam tikrų būklių, cukrinio diabeto, osteoporozės, išlieka didesnis tam tikrų medžiagų poreikis ir tai vėlgi atsižvelgiama į individualias žmogaus savybės. Fizinis aktyvumas, apie jį turėsime atskirą pranešimą. Tik trumpai paminėsiu, kad fizinis aktyvumas didina ištvermę, jėgą, pusiausvyrą, judrumą, tai padeda gyventi savarankiškai ir įgyvendinti kasdienės veiklas, su svorio kilnojimu susijusi fizinė veikla didina kaulų mineralų tankį ir gali padėti užkirsti kelią osteoporozei. Fiziškai aktyvūs žmonės geriau jaučiasi, nes fizinis aktyvumas mažina kraujospūdį ir tikimybę susirgti širdies kraujagyslių ligomis, insultų bei depresija. Traumatizmo prevencija. Vėlgi, daugelis tikriausiai žino, kad investuoti į prevenciją ženkliai labiau apsimoka negu bandyti suvaldyti to pasekmes, pavyzdžiui, įgriuvimų prevencijos priemonės, negu bandyti veikti prieš tai veikusias pasekmes, lūžius, traumas ir panašiai. Tai dėl sveikatos problemų, regėjimo, eisenos bei pusiausvyros sutrikimų vyresni 65 amžiaus asmenys patiria dažnai traumas, griuvimus, dėl osteoporozės ir prastos sveikatos. Jų traumos dažnai būna sunkesnės, dažnai sukelia mirtinas komplikacijas, po jų yra ilgiau sveikstama. Žalingi įpročiai, alkoholio vartojimas, piktnaudžiavimas vaistais, netinkamas jų vartojimas, rūkymas irgi turi tam tikros įtakos mūsų gyvenimo kokybei, o labiau senyvo amžiaus asmenų tarpe. Epidemiologiniai tyrimai rodo, kad 65–70 metų amžiaus žmogui nustojus rūkyti, ankstyvos mirties grėsmė sumažėja perpus. Vaistų vartojimas. Tai išlaidos vaistams sudaro didelę sveikatos priežiūros išlaidų dalį ir auga greičiau nei bet kuri sveikatos priežiūros biudžeto sritis. Įprasta problema - vartojami vaistai netinkamai, nepakankamas gydymo planų užtikrinimas, peržiūra yra svarbus keliantis komplikacijas veiksnys. Su vaistų vartojimu ir papildų vartojimu tai būtų atskira tema. Iš esmės Lietuvoje yra gan didelė problema, tiek žiniasklaidos priemonėse mes matome perteklinės reklamos ir žmonės galvodami, kad viena ar kita vaistinis papildas gali jam padėti, bėga ir juos perka, bet tikslas iš esmės yra vartoti vaistus taip, kaip nurodė gydytojas, vartoti tik tuos vaistus, kuriuos nurodė gydytojas. Jeigu yra jų vartojama per daug, kreiptis tą patį gydytoją, galbūt klinikinį farmakologą, kuris peržiūrėtų vaistų grupės ir pasiūlytų, kaip būtų galima mažinti, galbūt vienus pakeisti inovatyviais vaistais ir panašiai. Šiuo metu senyvo amžiaus asmenų tarpe vaistų vartojimas yra labai padrikas, neretai atvejais vaistai yra savo norų didinama dozė, sumažinama dėl noro sutaupyti, rekomenduojama kaimynam. Pavyzdžiui, kažkoks vienas preparatas padeda, tai gal tu pamėgink arba pavartok mano ir taip toliau. Tai iš to naudos gaunama labai mažai, daugiau žalos sveikatai. Kalbant apie profilaktinės sveikatos priežiūros problemas, jos irgi atlieka labai svarbų vaidmenį. Ypatingai tai senyvo amžiaus žmonių sveikatos žinių lygis.
žemesnis nei jaunesnių žmonių ir tai turi įtakos didesniam senyvo žmonių sergamumui lėtinėm ligom. Apie prevencines programas mes turime tiek vyrų, tiek moterų tarpe. Visuomenė yra informuojama, šviečiama, tai yra tiek krūties vėžio, gimdos kaklelio, storžarnės vėžio, prostatos vėžio ir panašiai. Esant iš esmės tam tikrom indikacijom šeimos istorijai, būnant tokiu atveju, tas amžiaus tarpsnis, kada galim pasitikrinti, irgi mažėja. Tai reikia nepamiršti pasinaudoti šitom programom ir kuo anksčiau diagnozuoti, nustatyti ligą. Kalbant apie sveiką senėjimą, norisi paminėti, kad apie šitą problemą Lietuva irgi ryžtingai ėmėsi priemonių ir jau net 2015 metais buvo parengtas įsakymas dėl nacionalinės mokslo programos sveiko senėjimo patvirtinimo. Jau 2015 metais visi žmonės girdėjo, kad visuomenė sensta ir bandė užbėgti įvykiam už akių, stengtis atrasti kažkokių naujų mokslo žinių reikalingų prailginti sveiko ir kokybiško gyvenimo trukmę Lietuvoje. Tai įgyvendinant šitą programą buvo iškeltas tikslas tiekti kompleksinį Lietuvos visuomenės sveiko senėjimo apie medicinos, socialinės medicinos klausimų analizę ir sprendimus sutelkiant mokslo ir technologijų plėtrą, fundamentinių ir taikomų mokslo tyrimų rezultatam. Tame buvo suformuoti 3 programos uždaviniai: sukurti naujus ligų rizikos veiksnių vertinimo profilaktinius metodus bei technologijas, ištirti jų poveikį sveiko kokybiško gyvenimo trukmei, pasitelktas tam tikras biotechnologijas, telekomunikacijas, sukurti ligų trumpinančių sveikatos kokybiško gyvenimo trukmę, ankstyvosios diagnostikos ir eigos prognozavimo metodus. Iš čia vėlgi matote, kad dalis principų buvo pritaikyta koronaviruso pandemijos metu, pavyzdžiui, telemedicinos principai ir dabar jau atlieka labai svarbu vaidmenį, kai žmogus nepriklausomai nuo savo gyvenamosios vietos turi galimybę, jeigu sveikata, aišku, leidžia, pasikonsultuoti su specialistu gydytoju, kuris yra didesniam mieste, arba kolegos gydytojai gali tarpusavėje konsultuotis, siekiant parinkti tinkamą gydymą, pasiūlyti tam tikrus sprendimus. Jau dalį šitų metodų yra pritaikoma tiek panaudojant tam tikras vaizdinio priemonės, kad žmogui būtų užtikrinamos sveikatos paslaugos tinkamai. Trečias uždavinys yra sukurti, tobulinti, ištirti sveikatos būklių, darančių įtaką sveiko kokybiško gyvenimo trukmei, gydymo, ligonių reabilitacijos bei ilgalaikės stebėsenos metodus ir Lietuvos senyvo žmonių socialinį atskirtį mažinančias technologijas. Tai kaip matote, 2015 metais buvo pradėtos iškeltos šitie tikslai, suformuoti uždaviniai ir dalį jau tų uždavinių rezultatų mes turime ir dabar, kurie įgyvendinami mūsų kasdieniai veikloje, kasdienėme gyvenime mes juos jau tikrai galime matyti. Ačiū už dėmesį.